Na, iš tikrųjų gaila, kad paskutinės varžybos tikėjom, turėjom tą svajonę, ėjom iki to visą sezoną, bet šį sezoną neišėjau. Norėčiau padėkoti visų pirma visiems sirgaliam, kad per tokį šaltą orą susirinko, palaikė ir jų palaikymas jautėsi tikrai, jautėsi nuo pirmos minutės iki paskutinės. Apie varžybas nežinau, sunku kažką sakyti, praleidome pirmą kvailą įvartį. Bet grįžome į varžybas, turėjome šansų dar gal ir perlaužti jas, bet šiandien turbūt neišėjo. Tai Šiauliais yra tokio, visos rungtynės šiemet tokios buvo sunkios, net kai atrodo Šiauliuose vieną kartą atrodė, kad jau Sūduva žaidimų geresnė, bet vis tiek 2-2 baigėsi. Ką jie tokio turi, kaip manai, kodėl su jais taip šiemet taip ir nepavyko jų įveikti galiausiai? Tai čia futbolas, kad laimėtum reikia įmušti bent vieno įvarčio daugiau, kad už varžovą. Šį kartą ar praeitą kartą su lygiausiomis reikėjo vieno įvarčio. Kaip prieš sezoną kalbėjom, sakei, kad turi tikslą prisidėti kuo daugiau kažkokiais jau rezultatyviais veiksmais, ne vien, kad žaisti jau daug minučių, rezultatyvų perdavimą, turi savo sąskaitoje, turbūt ir ne vieną, ar ne? Turi. Įvartis antras, vienas Taurėje buvo, dabar lygoje pirmas. Kaip pačiam pavyko įmuštą įvartį, ar treniruoji, ruošiesi standartus, kai ant kairės kojos jau tenka? Taip, įmušiau tą įvartį, bet nėra, kad sureikšminu tą įvartį. Aš mieliau neįmuščiau įvarčių, bet kad komanda būtų laimėjus ir būtų pasiekę pergalę, tai to įvarčio neužteko. Šiaip būna, kad per treniruotis kartais pastreniruojam, kelis kartus per savaitės tuos smūgius, nežinau, užkibo kamuolys pataikiau, bet šiandien to neužteko. Buvo kaip buvo, aišku, bet įvartis lieka irgi įvarčių pirmas lygo, ar ne paties įvartis? Specialiai ten matei, kur mušiai per senelę į tą kampą virš senelės, taip ir norėjai? Taip, toks ir buvo planas. Kad pavyko, lieka vienerios rungtynės, Raudondvarė, nors jau nieko nelems, kaip pats jautiesi prieš tas rungtynės nusiteikęs ir kaip manai, kaip komanda? Nežinau, dar sunku kol kas kažką pasakyti, daug emocijų tikrai po šiandienos, bet, kaip ir sakėt, dar vienos varžybos, reikia pasirodyti garbingai ir prieš save ir aišku, ypač prieš savo žiūrovus, tai dar lieka vienos varžybos.